Labadiena, sveiki atvykę į Panevėžio futbolo akademijos stadioną. Šiandien Pakruoja yra namų ekipa ir ji priima Alytaus Dainavą. Dvi komandos, kurios šiandien, žinoma, galima sakyti, kad sieks pergalės. O dabar prie kamulio 17, dabar prie kamulio. Ir smūgis į vartų, štai tokia rungtynių pradžia, puikus šansas buvo, atrodo, Richardui Beniušiui. Gunevičiaus perdavimas į baudos aikštelės prieigas. Davidas Arlauskis numeta kamuolį, tačiau numeta tiesiai varžovui, pavojinga ataka ir Krūva ginasi šiaip ne taip. Alaverdašvilis vienas prieš Gunevičių. Klaidina Gunevičių į baudos aikštelę, perdavimas ir prie tolimojo virpsto dabar buvo Beniušis. Ir perima kamuolį Alytaus Dainava. Paulius Sakalis jau baudos aikštelėje. Smūgis į tolimąjį vartų kampą. Dar viena standartinė situacija ir perdavimas iš kairės. Žiūrėsime, kaipgi sužais baudos aikštelėje Dainava ir Krūva. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys Richardas Beniušis. Dar vienas smūgis galva. Ir Nerijus Mačiulis. Įsibėgėjo jo smūgis ir į vieną iš varžovų pataiko Nerijus Mačiulis, rikošetas ir po to kamuolys keliauja į vartus. Pirmasis Nerijaus Mačiulio įvartis šiame sezone, išvedantis šiandien Pakruoja į priekį. Strauka. Iš toli smūgiuoja Jukno ir kamuolį gaudo Mindaugas Malinauskas. Arlauskis. Nerijus Mačiulis baudos aikštelėje, perdavimas link Richardo Beniušio, šį kartą įvarčio nėra. Ir vėl Mindaugas Malinauskas ginasi dabar, prireikė ir Tomo Miklinevičiaus pagalbos. Rahabui kamuolys siunčiamas ir dabar. Ir kažkuris iš šių futbolininkų atliks standartinę situaciją. Cibulskas pataiko į gyvatvorę ir Jevgenijus Morozas smūgis galva virš vartų. Muša Jevgenijus Morozas. Ir fiziškai Jarmalavičiaus nuomonė nepavargo, ko gero. Nei viena, nei kita komanda. Tomo Miklinevičiaus smūgis ir siunčiamas kamuolys tiesiai į, galima sakyti, viršutinį vartų kampą. Kaip sako futbolininkai, devyntė kabutėse. Tikrai labai gražus smūgis, labai tikslus ir jis siunčia po to jau tarsi futbolo dievams šį įvartį Tomas Miklinevičius. Dešiniuoju kraštu vyksta dabar Alytaus Dainavos ataka, į baudos aikštelę Mindaugas Strauka, Paulius Sakalis smūgis į vartus ir Mindaugas Malinauskas gaudo kamuolį dabar. Krūvos ir Dainavos futbolininkų. Miklinevičiaus perdavimas, Rahabas baudos aikštelėje, smūgis. Varkevičiaus perdavimas, Kochanausko smūgis ir griuvo baudos aikštelėje dabar pakruojietis Tomas Miklinevičius, o po to jau klastingas Morozo smūgis. Viskas, šios rungtynės baigtos, pergalę švenčia Pakruoja.